Sveiki sulaukę šventų kalėdų. Aš esu Simonas Bendžius iš Fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC. Ir šalia manęs yra Dominykas Juknelevičius, FTMC organinės chemijos skyriaus mokslo darbuotojas. Sveikas. Sveiki. Čia yra tinklalaidė Tai, ką jūs ten darot, bet šį kartą mes šiek tiek išeisim už to mūsų formato ir labiau kalbėsim apie dalykus, kuriuos Dominykas daro ar darydavo už FTMC ribų. Bet kadangi šventės, kalėdos ir jau greitai bus naujieji metai, o kaipgi nauji metai be fejerverkų, aišku, Vilnius sutiks naujus be fejerverkų, bent jau centrinėje miesto dalyje, tačiau ši tema tikrai yra įdomi, labai konkreti, aktuali, kelinti daug ir diskusijų. Ir tikrai džiaugiuosi, kad Dominykas yra žmogus labai tinkantis tokiam pokalbiui. Jis vienintelis Lietuvoje šią temą parašė disertaciją. Jis kuklinasi, kuklus doras žmogus, bet jis yra vienas geriausias, jeigu ne pats geriausias pirotechnikos specialistas Lietuvoje. Ir tikrai labai visame pasaulyje taip pat yra stiprus. Jis yra chemikas, sakau, dirba šitam FTMC su aukso ir sidabro nano dalelėmis, apie tai paskui pakalbėsim irgi, bet skirkime visą dėmesį, meilę ir šilumą fejerverkams. Labas dar kartą, Dominikai, ačiū tau, kad atėjai. Jo, sveiki. Tai ką, apie fejerverkus pakalbėkim. Pakalbėkim, gal pirmiausia, išsigryninkim savokas, pirotechnika ir fejerverkai, tai nėra tas pats, arba vien tik. Jo, tai nėra tas pats, čia galima sakyti, kad fejerverkai tai yra kaip pirotechnikos tokia kaip pogrupis, sakysim. Tai yra pirotechnika pramogoms. Va. O pirotechnikos yra dar, sakysim, kitų sričių, kurios, net nežinau, ar čia, gerai, pavyzdžiui, teatrinė pirotechnika yra toks dalykas, pavyzdžiui, teatruose arba filmų industrijoje yra naudojama pirotechnika padaryti specialiem efektam, kažkokiem sprogimam, liepsnom. Kaip žvaigždžių karuose. Jo, visiškai, žvaigždžių karuose, ten žvaigždžių karai, geras pavyzdys, nes tai buvo kaip tik tas laikmetis, 80 metai, kada dar, sakysim, kompiuterinis CGI dar nebuvo išvystytas ir tada, kaip darydavo spec efektus, tai kurdavo modelius filmam ir tuose modeliuose sudėdavo pirotechninius užtaisus ir ten irgi yra filmavimo subtilumai, kaip jie reiškia skrenda, sprogsta. Ir įdomu matyti tos sprogimus, nes iš tikrųjų tam sprogime matosi tokie net atspalviai, kurių nematai plika akim, bet ten gaunasi dėl to, kad parakas sudegdamas yra kalio emisija, kalis švyti ten ir jisai duoda švitėjimą infraraudonojo spektro dalyje, kurių akis nemato, bet kamera mato. Wow, dėl to, kai nufilmuoji, matosi tas reiškia žybsnis parako, jis yra, šiaip tai jis būna, kai žiūri gyva akim, tai oranžinis. O kai žiūri tenais, jis kažkoks toks rūžavas atrodo. Ir čia yra dėl to, kad kamera šiek tiek kitaip mato, jinai mato daugiau spektro negu mes. Ir tu bendravai su tuo žmogum, kuris mirties žvaigždę susprogdino? Jo, teko su juo bendrauti, buvo labai įdomus susitikimas, nes aš tų pirotechnikų visai daug pažįstu, bet buvo proga su juo susitikti ir iš tikrųjų tai mane privertė domėtis žvaigždžių karais, nes jis domėjusi labai nedaug, bet dabar netgi pažiūrėjęs, jau netgi esu. Ne viską, bet bent pirmas tas serijas tai pažiūrėjau ir man labai patiko. Tai vienas dalykas, teatrinė, sceninė pirotechnika. Jo, teatrinė, sceninė ir tada dar yra tokios, sakysim, nežinau, ar čia kažkoks kaip pogrupis būtų, bet tokios, naudojama, reiškia, industrijoje, sakysim, komerciniai lėktuvai, juose yra naudojama pirotechnika, sakysim, deguonies kaukės, kur yra. Ten yra labai toks įdomus užtaisas, nes kai, sakysim, vyksta kažkokia katastrofinis atvejis ir iškrenta deguonies kaukės, kad žmonės galėtų įkvėpti deguonį, ten iš tikrųjų užsidega, inicijuojamas yra patraukus kaukę, tu inicijuoji pirotechninį užtaisą ir tu kvėpuoji jo degimo produktais. Tai pirma mintis yra tas pats, kas prie mašinos išmetimo vamzdžio pridėtum burną ir bandytum kvėpuoti, bet čia yra visai kas kita. Ten degimas yra, ten yra pirotechninis mišinys, pirotechniniai mišiniai yra kietafaziai, tai yra, realiai, buitiškai tariant, tam tikri milteliai, kuriuos reikia sumaišyti tarpusavį ir jie geba tarpusavį reaguoti, kada reikia ir vyksta degimas. Ir tam reikalingas medžiagos yra oksidatoriai naudojami, jie turi deguonies ir yra reduktoriai, kurai ir juos kartu sumaišius jau turi pirotechninį mišinį ir oksidatorius išskiria deguonį ir kuras tą deguonį degimui sunaudoja. Dėl to jam atmosferinio deguonies nereikia. Jis gali ir kosmose degti.
Tai va. Tai lėktuvas ir ne, būtent tie tokie pirotechniniai įrenginukai yra skirti tam. Jo, ir jų unikali savybė yra tas, kad jie, dėl to tas oksidatorius ir kuras, jie yra balansuojamas tas deguonies kiekis, sakysim. Ten yra deguonies kiekis perteklinis ir kai tas užtaisas dega, jisai išskiria deguonį iš tikrųjų. Ir jo, ten smildamas išskiria deguonį, naudojami yra perchloratai ir peroksidai, ličio, man atrodo. Ir jisai perina per filtrus ir galų galiais tiesiog išėjęs deguonis, jis nufiltruojamas ir patenka į tas deguonės kaukės. Tai matomai šitas yra šiuo metu praktiškiausias būdas, nes atrodo gerai, o kodėl negalėtų būti tiesiog deguonės balionas ir avarijos atveju jį atsuka ir tada tiesiog visur pateikia. Tai nežinau tiksliai, kodėl, čia nebent kas jau aviacijoje dirba, galėtų patikslinti. Mano spėjimas būtų tas, kad slėginiai indai, su jais yra savų problemų, kad turi tą slėgį laikyti, nors man tai atrodo čia nieko sudėtingo. Bet, matomai yra niuansų, kodėl tas yra praktiškiau. Pirotechnika ne tik tai, ar ne, tam pramogai, bet ir tokiam labai realiam dalykui, gyvybių gelbėjimui. Jo, taip dar apžvelgiant, tai būtų lėktuvose naudojama pirotechnika, tada yra tokie, kas angliškai vadinasi actuators. Tai yra, pavyzdžiui, kosminiuose laivuose naudojama, pavyzdžiui, raketa kyla ir, tarkim, turi jos dalis atsiskirti. Tai yra sprogstantys varžtai, kurie, varžtai suveržė raketos dalis, bet iš jų išeina laidas. Ir reikiamų momentų inicijuojama ir tas varžtas sprogsta tiesiog. Ir jie nusprogsta reikiamose vietose, raketa atsiskiria. Tai yra toks irgi pritaikymas, kaip tik šitoj Arizonai, koks ten didelis Phoenixas yra miestas, tas didelis Arizonoje. Ir jame yra kaip tik didžiulis fabrikas, kuris gamina būtent šitus actuators, exploding bolts ir panašiai. Va. Ir ant stalo mes turim vieną tokį irgi dalyką, įrankį, prie kurio tu irgi esi pridėjęs. Jo, teisingai, kaip tik čia taip apžvelgiant, tai čia labai tinka, tai yra dar dalis pirotechnikos, kuri yra naudojama laivuose. Jo, trumpai, kas nemato, kas klausosi audio, tai čia tokie laikai, tokia kaip ir lazda su kamščiu. Signalinė liepsna vadinasi. Signalinė liepsna, laivams naudojama. Jo, ir jinai turi griežtus reikalavimus, kad jinai dega bent jau 60 sekundžių ir liepsnos intensyvumas, šviesos intensyvumas, duoda liepsna, yra 15 000 kandelų ir daugiau. Kandelų, tai čia... šviesos stiprio matavimo. Tai čia daug, aš įsivaizduoju. Jo, čia yra realiai, ją uždegus, į ją plika akim, yra neįmanoma žiūrėti. Turi nusisukti nuo jos, jau labiau žiūri tai, ką jinai apšviečia, į atspindžius. Jinai labai ryški yra. Tai ir spalvos grynumas virš 80%. Tai reiškia, skalė nuo baltos iki raudonos turi būti pačiam viršuje. Visiškai raudona. Tokie ryškiai. Kad nebūtų vietos interpretavimo, ar tai yra ten rūžava. Čia toks visai nelengvas, ta lazdelė visai sunkoka, tai kaip jinai veikia, aišku, dabar čia nedemonstruokim, nes čia tada jau uždūmins ir čia mes nieko nebepamatysim ir čia sukauks. Jos turi instrukciją, tai čia yra kamštelis atkemšamas ir tada žiedas ištraukiamas ir po 2 sekundžių ta viršutinė dalis atsiskiria, iššauna ir užsidega raudona liepsna. Labai ryški. Ir tada ją iškeli ir, reiškia, tokiu būdu jūroje šaukiesi pagalbos. Čia yra uždegama tuo atveju, kai jau matai kažkokį, sakysim, tu skęsti jūroje, tavo laivas nuskendo likai plauste, šaukiesi pagalbos, lauki ir galų gale pamatai, kad kažkas atskrenda. Tai reikia, kad tave pamatytų. Ir geriausias būdas, kad tave pamatytų, yra užsidegti liepsną, ją iškelt ir tada, aiškiai atsiranda ryškus taškas jūroje. Nes šiaip kaip iš viršaus tu žiūri, ta jūra banguoja, sunku kartais būna, ypač jeigu naktį, tai čia iš viso. Taip, ir jinai yra vandeniu atspari ir taip toliau. Čia dabar gal su naujom technologijom, aš pavyzdžiui, galvoju, kodėl, pavyzdžiui, GPS-o nenaudoja šitam. Sakysim, būtų GPS-o kažkoks tai siųstuvas, bet matosi, kad iš praktinės pusės čia yra vis tiek kas liečia atsižvelgiant ir į kainą, kad jų reikia labai daug turėti visuose laivuose, tai sakysim, kad būtų ir nebrangu, ir gerai veiktų, ir vis tiek tas veikimas, tokį ryškumą ten ar su prožektorium stipriu yra jau sunkiau išgauti. Tai čia yra toks, sakyčiau, ir prožektorius šviečia kryptingai, o šį čia šviečia į visas pusės. Tai... Ir tu Švedijoje berods, ar ne, dirbai viename fabrike ir tau priklauso, kaip tu ištobulinai būtent šitos... Jo, šiaip tai, toj srityje jau kiek gal jau
10 metų ar kažkur daugiau jau taip, nu, moksle, jau 10 metų dirbu, tiksliai, nes 13 pradėjau. Tai jau visai nemažai laiko praėjo ir vis tiek jau toj srity taip ilgai būnant, nu, norisi kažką ten nuveikti. Ir aš šiaip labai apsidžiaugiau, kai šitą atlikdamas praktiką, buvo proga susikaupti vien ties tuo projektu ir pavyko pagerinti šitos liepsnos mišinį, kuris nesikeitė jau nuo Antro pasaulinio karo. Tai tas buvo labai, labai faina, aišku, ir pati įmonė buvo patenkinta ir ta mišinio, sakysim, mišinis iš esmės jisai nepasikeitė, bet suradau tokią modifikaciją jo, kuri veikia geriau. Ir dar vieną, kaip sakyti, priedą, kurį įdėjau, kuris davė to ryškumo, kuris atrodo net visiškai neturėtų jo duoti. Bet čia buvo ir toks mokslinis atradimas, suradimas, kad medžiaga, kuri atrodo neturėtų gerai veikti, bet jinai veikia. Ir tas, sakyčiau, turbūt visiems moksliai įdomu, kur kažką darai ir atrandi kažkokią anomaliją. Bet gerąją prasme, nes atsimenu, kaip atlikau konkrečiai tą eksperimentą ir deginau tas liepsnas ir ten įdėjau tuos priedus ir žiūriu, kodėl šita tokia ryški. Ir taip keista. Ir po to pasižiūriu tuos ir spektrus, ir tą intensyvumo tos grafikus. Ir tada pamenu, sėdėjau ir ilgai galvą sukau, nes tiesiog galai nesuėjo, ten taip neturėjo būti. Ir atsimenu, sukau galvą ir po kokių 2 savaičių atradau įdomią tokį grafiką, tokią priklausomybę. Ir jinai paaiškino, kas ten nutiko toj sistemoje, kuri buvo, chemiškai tariant, labai deguonies deficitinė ir su dideliu kiekiu magnio. Ten vyksta degimas aukštoje temperatūroje ir būtent tom sąlygom tam tikri priedai jie turėjo teigiamą įtaką. Ir tai buvo nei kuras, nei oksidatorius. Tai buvo tiesiog toks neutralus priedas, kuris tom sąlygom davė liepsnai stipresnį intensyvumą, ko mes būtent ir siekiam. Tai dabar, tarkim, jeigu nedaug dievė kokios būna nelaimės, tai naudoja šitos būtent šitos, kaip ir tiksliai vadinasi? Lietuviškai čia deglas, angliškai flare. Flyeriai tie. Tos deglus ir būtent jie yra ryškesni, būtent tavo dėka. Jo, ta įmonė, kurioje dirbu, čia kaip tik iš tos įmonės šitas deglas ir yra, vadinasi. Skirtingos įmonės prekiauja tais deglais. Jo, skirtingos. Čia yra Hansen Pyretech iš Švedijos, tai, taip girdėjau, kad jie turi gal 25% pasaulio rinkos. Tai taip išeina, kad kas 4 liepsna, tai visai daug vis tiek. Ir turbūt šitie gal ultros švedų ar kokių kitų irgi naudoja. Tai manau, kad taip, jų yra kiekiai dideli pagaminami, tai ir jie panaudoja, net neabejoja. Kodėl pirotechnika yra mokslas, ar ne? Tu esi chemikas pats, tarkim, vėl paimkim dabar tuos paprastus fejerverkus elementarius, ar ne? Ko reikia, kokio mokslo, kad tu fejerverką sukurtum, arba kad ir kažkaip tai sprogstamąjį mišinį? Tai, kad iššautum, kad panaudotum jį, tai reikia tiesiog kursus praeit. Bet aišku, kad sukurtum, kad fejerverkų gamykla, kaip kuria fejerverkus, tai tam reikia, sakyčiau, pirmoje vietoje vis tiek chemijos žinių, nes tai yra chemija, tai yra medžiagų mokslas ir tai vis tiek eina kalba apie medžiagas, kurios gaminant turi nereaguoti, bet galutinis produktas jis turi irgi nereaguoti, bet kada reikia, jis turi reaguoti ir išskirdamas labai didelį kiekį energijos. Tai čia yra toks kontrastas ir dėl to ta gamyba yra pavojinga, nes kartais nedidelio, kaip sakant, stimulo fizinio užtenka, tai yra smūgis, trintis, elektrostatinė iškrova, net tie rūbai parinkti ar kažkas ar kibirkštis ir gali užsidegti tas mišinys, dėl to ta gamyba visada buvo pavojinga. Ir tai tam reikia chemijos žinių, bet manau, ne vien to, reikia ir patirties. Yra buvę, kad užsidega tavo kokią nors tai galūnę ar drabužis? Jo, esu nudegęs. Tai buvo tas laikas ir Vokietijoje, kol dirbau laboratorijoje, buvo 2 kartai, kai, sakysim, nedidelis kiekis, bet jisai susprogo. Man bedirbant su juo. Atsimenu, kaip tą medžiagą pagaminau ir filtruoti reikėjo, reiškia, atskirti tirpalą nuo medžiagos.
Ir aš supyliau filtruoti, 3 sekundės ir sprogimas šitą. Ir tik tai plastikas visur pasibarstė po visą traukos spintą. Ir šitą, bet buvo tam pasiruošta, nežinom, kad ta medžiaga pavojinga, tai aš buvau ir su apsauga, su odinė striuke. Kas ten dar buvo, aišku, pirštinės, reiškia, riešų apsaugos. Jo, buvau su visom apsaugom, tai tiesiog tuo metu išgazdino ir šitą, bet aišku, buvau apsisaugęs, tai pačiam nieko nenutiko. Tai jo, čia vienas toks tarp kitko tas iš žvaigždžių karų, nes jie yra dviese, kurie dabar ir įkūrė tą įmonę, tai vienas iš jų yra tokia frazė pasakė, sako, jis ten angliškai, bet verčiant į lietuvių kalbą, tai tu niekad nebūsi saugus, kol tu neišėjai gyvas iš tokio įvykio, iš kurio neturėtum išeiti gyvas. Reiškia, kad tam tikra prasme yra gerai, kai kažkas nutinka, kažkas kažkiek ir tu lieki gyvas ir sveikas, bet tada ateina suvokimas, kad čia galėjo būti daug blogiau ir tada tasai, požiūris pasikeičia. Ir pas mane iš tikrųjų irgi buvo tas momentas, kada man nutiko tas nelaimingas atsitikimas, kai aš apdegiau ir... O kada čia buvo? Čia gal prieš 10 metų ar daugiau, jo. Čia Vokietijoje ir Lietuvoje? Kur čia? Ne, čia Lietuvoje buvo. Ir aš atsimenu, kai nudegiau ir tada, nes tada kažkaip suvokiau, kad aš visko negaliu sukontroliuoti. O dabar, kaip aš atsimenu tą kartą, tai tiesiog buvo, kad aš, tiesiog žinių trūko. Ir įvyko tai, ko aš, kaip čia pasakyti. Nenumatei. Jo, kad nenumačiau. Tai jo, bet čia tokia, ypač kas liečia fejerverkus, tai tokia, tokia savita tas sritis yra, su tokiom savo keistom pamokom. Tokia pusiau filosofinė, čia, žinai, gali, apie tą laikinumą, trapumą ir tokį nevisišką valdymą galėjimą. Jo, tai to dalis yra. O kaip tu buvai apdegęs smarkiai? Aš buvau rankas nudegęs riešus. Ir ta liepsna ir praveidą praėjo. Bet nepaisant visko, vis tiek tu, kiek man yra tekęs su tavim kalbėtis, tu labai tikrai tokia didžiulė šiluma, netgi meilė kalbė apie fejerverkus. Kodėl tai yra menas ir kuo tave patį žavi? Nes vieniem tai tiesiog yra, sproksta, ten mirguliuoja. Aš sakyčiau, nes tai yra, gražu. Laikina gražu, tai yra kažkas, kas, suburia žmonės kartu. Tai yra irgi tas dalykas. Ir, aišku, mano ten irgi santykis su tuo, sakysim, tai per laiką irgi keitėsi. Iš pradžių mane labiau vieni dalykai žavėjo, bet, trumpai tariant, man patiko jau nuo pat mažens. Ir kas man juose patiko, tas toks, nežinau, toks magiškas elementas, kad tai atrodė kažkas, tokio magiško, kaip ten iš tokio mažo fejerverko čia gali būti tiek įbrišių, arba kaip ta raketa taip aukštai gali pakilti. Kažkas tokio, čia, nežinau, net tai pagalvojant, pavyzdžiui, tas Dragon Ball Z, drakonų kovas. Turbūt teko matyti, ten irgi yra greitis, skraidimas, sprogimai. Tai, filmukas legendinis. Tai yra, ką vaikai mėgsta, tai man atrodo, čia toks irgi etapas, kuris praeina. Pavyzdžiui, dabar man jau yra kiti dalykai fejerverkose įdomus, man, pavyzdžiui, dabar netgi sprogimai, netgi tiek, garsas, tarkim, jis nėra tiek svarbus. Man kažkaip dabar svarbiau, tas, sakyčiau, grožis, kompozicijos, ką galima padaryti. Ir jie yra derinami dabar su muzika, tai yra muzikiniai fejerverkai daromi. Ir reikalas tas, kad jie gali labai giliai paliesti emocijas iš tikrųjų. Fejerverkai gali būti labai gražus. Ir manau, kad žmonės tą pamiršta. Jo. Tu dalyvauji? Aš pats kartais tą pamirštu, bet kartais vis pasižiūriu ir tą primena. Ir tai yra... Tu dalyvauji tose ir festivaliuose fejerverkų, ar ne, Maltoje,
Japonijoje, kas vyks, ar ne, mes irgi čia turime laikraštį vieną japonišką skirtą fejerverkų festivaliui ir kažkaip tu buvai irgi pasakojęs kažkada, kad pokalbio metu, jog mes Lietuvoje dažnai įsivaizduojam, kad kuo daugiau šaudo, bet kaip kuo didesnis garsas, tai čia atseit yra tas grožis, bet iš tikrųjų tame ir mažume, tame subtilume labai gali būti gražu ir įspūdinga. Ir irgi tu Facebook'e pasidalinai tokia keliais vaizdo įrašais, kaip berods iš Japonijos gal festivalio vieno, kaip taip simetriškai, taip gražiai, taip spalvos kokios, taip švelnu, bet kartu yra labai įspūdinga. Toks tikrai meno kūrinys toksai didelis. Tai va, ir iš tikrųjų ir tas žmonėm patinka. Yra gražu tą matyti, nes ko tu tikėsi iš fejerverkų, kad bus chaosas, kad bus, sprogimas šiaip asocijuojasi, kad, viskas išlaksto ir chaosas vyksta. Bet kai iššauna ir jisai išsiskleidžia ir tu matai, gražią sferą danguje, tai yra malonu matyti, yra gražu matyti. Ir čia dar biškai pakalbant apie fejerverkų kultūrą, nes pačiam teko tame būti, kai tu sugebi pats sukurti tą grožį, tai tas labai daug džiaugsmo atneša. Kokią esi sukūręs gražiausią fejerverką? Nežinau. Aš taip ten seniau esu tą bandęs kažką daryti, kažką kurti, tai vieną kitą esu gražų sukūręs. Aš juos atsimenu. Ir tu šiaip dabar kokie būna renginiai kartais, ar ne, tai ten tavęs paprašo, tu ten kažką suorganizuoji irgi, sukuri, pagamini. Jo. Dabar aš ką darau tokiam edukacijom, gal labiau užsiemu, tai tuo. Jo, čia galim truputį pasižiūrėti, ar ne, čia toks didžiulis laikraštis. Jo, tiesiog aš turiu tų kolegų, kai buvau Maltoje, tai čia viena draugė iš Japonijos, jinai atvežė šitą ir padalino šitus laikraščius ir reikalas tas, kodėl Japonija, nes Japonai turi tokia, yra kelios šalis, kurios turi tokią, kaip pasakyti, ryškesnę tokią fejerverkų kultūrą, tai yra Japonija, Malta ir Italija, sakyčiau, ir Portugalija. Aš apie Portugaliją mažiau žinau, bet dar Ispanija, tarp kitko. Jo. Tai šalis, kur turi tą kultūrą jau ilgą laiką, jau keli šimtai metų matomai. Ir visą tai, ką jie turi ten, pavyzdžiui, Maltoje, tai ten yra įdomu, nes netgi ten kultūriškai yra suformulavusios ir saugumo taisyklės, kaip jie tą daro. Ir tai yra įdomu, bet jie, mano akimis, tai jie pašėliai yra tiesiog. Tai yra crazy, ką jie ten daro, nes tai atrodo pavojinga. Ir ten karts nuo karto žyptelna kažkuris tai fabrikas, bet jiem kažkaip... Tai va. O Japonai... Tai va, bet Maltoje yra įdomus fejerverkai, jo, tikrai. Maltoje, mažoji saloje, yra 36 fejerverkų fabrikai. Oho, 36. Jo. Pas mus Lietuvoje? Vienas, aha. Jo, mano žiniai. Tai va. Tai va, Malta tuo unikali. O Japonijoje ten irgi jie turi savo, pavyzdžiui, Kinija, aišku, jinai dabar didelė gamintoja yra fejerverkų, bet kas liečia tokią įdomią kultūrą, tai sakyčiau, Japonija, bent jau man įdomesnė yra, nes jie turi senas tradicijas. Aš kartą buvau Japonijoje, tarp kitko fejerverkų festivalė, nes tuo metu ir simpoziumas vyko ten. Jo, ir aš pamenu, kaip atvykau į tą festivalį ir ten mes gaunam programą, pasižiūrėti, kokios firmos atliks šou. Ir taip pavartau tą programą ir žiūriu, ten firma, ten X kažkokia tai, ten patirtis 150 metų, kita firma patirtis 180 metų. Ir tiek laiko jos gyvuoja, tai kas čia gaunasi, kokios 5 kartos kaip minimum. Reiškia, perduota iš kartos į kartą ta patirtis, viską. Pavyzdžiui, Lietuvoje ta istorija visiškai kitokia, nes vienintelis tas fabrikas, kuris dabar yra, tai jam yra kiek čia gaunasi. Kiek čia 30 jau, turbūt greitai 30 metų bus. Jo, tai netiek ir daug. Blikas, jo. Va.
O čia dar ant stalo, matau, dar čia yra keli įdomus tokie dalykai. Jo, tai čia iš mano, sakysim, demonstracijų, tai galiu ir dabar. Edukacijas kaip vedė, ar ne? Jo. Tai čia nesproks dabar? Ne, viskas tvarkoja. Nu, tiesiog čia yra toks pavyzdys, čia yra degiklis, o čia yra titano drožlės. Tai opa. Tiem, kas nemato, galim jo toks. Jo, ir dabar uždegsiu ir dabar saugokis, nes viskas į tave lėks. Va, ir čia tokiu būdu yra ferverkuose sukuriamos kibirkštys. Tai yra metalo milteliai, jie yra liepsnoje įkaitinami. Mažai byra, va. Nu va, ir ryškiai balta spalva, tai reiškia temperatūra apie 2500 laipsnių. Bet jos labai mažos, dėl to nenudegina ir jos ant pačio galo spraktelna. Čia yra dėl to, kad jos iš vidaus perkaista ir vyksta skilimas. Ir girdisi tas traškėjimas. Čia yra tas pats, kas ant tų ledų fontanų matome. Ir šaltosios ugnelės irgi kažkas panašaus turbūt. Panašiai, jo, ten yra tik tai geležies kibirkštys. Nu, įspūdingai. Kvapas. Kvapo iš tikrųjų nėra. Kažkaip jo keista. Tas ir yra, kad čia nėra to pirotechninio mišinio pačio, o yra tiesiog tas dujų degiklis, tai kas degimo produktas yra tik tai titano dioksidas, jis neturi kvapo. Tai va. Čia kaip kalbėjom apie šitus, apie tą, ten ferverkų grožį, kad, ir maži ferverkai, jie gali būti gražus. Čia netgi toks, aš turiu keletą savo tokių mėgstamų ferverkų dizainerių, kuriuos aš, seku, vienas iš jų, mano draugas yra jau ilgą laiką, gal kiek jau 11 metų ar kiek, bet tokį Austrą dar atsimenu, iš Austrijos. Ir jisai, šiaip tokia frazė, jo labai, labai gražus ferverkų dizainai yra, jie tokie ir jie nėra perkrauti, kas svarbiausia, nes man patinka tie ferverkai, kuriais gali pasigrožėti vienu, antru, trečiu, mažom kompozicijom, man jos labai gražios yra. Ir jis yra pasakęs tokią frazę, kad reikia turėti drąsos šaudyti mažai, nes iššaudamas daug ir chaotiškai, tu sukursi kažkokį įspūdį ir turbūt didžiai publikai, patiks, nes, labai daug. Bet kuo daugiau ferverkų, matai, iš tikrųjų, kuo toliau, tuo įdomiau pasidaro, ta mažuma įdomi, kaip jisai vienas atrodo, ar jis yra gražus ar ne, ir jo, yra buvę taip labai gražių kompozicijų. Ir mano, pasakysiu tokį dalyką, tų ferverkų aš dabar jau daug esu matęs, bet ferverkas, kuris man paliko patį didžiausią įspūdį, jis buvo Amerikoje. Ir jo tikslas, to ferverko net nebuvo, tai net nebuvo toks kaip pats į savęs sukurtas ferverkų šou. Tai buvo, šou, bet jo tikslas buvo pareklamuoti gaminius. Tiesiog parodyti, ką ten, sakysim, ta gamykla ar ta įmonė ten turi. Tai jie paleido muziką ir taip labai ramiai, taip po vieną, po tris, taip pašaudė, bet jie taip sugebėjo viską pataikyti. Ir su muzika, ir jie tiesiog neperkrovė, buvo galima kiekvienu pasigrožėti, jis buvo gražus, buvo tiesiog kaifas žiūrėti. Super, aš tiesiog šakės, net ašaros pradėjo kauptis, ta prasme, kad tai gali būti taip gražu. Ir juolap aš dar matau ir daugiau, ta prasme, nes aš, žinau, kaip aš suprantu, kad tai, ką aš matau ore, tai sėdėjo žmogus ir jisai dėliojo, aš žinau, ką jis dėjo, kur dėjo, kad, kažkaip, čia toks irgi gal, nežinau, susietumo jausmas toks, nes aš žinau, kas yra ta gamyba, žinau, kas yra, kiek laiko užtrunka išstatyti, išdėliotos ferverkus, tai yra labai daug darbo, kurio mes nematom. Bet tas kartas mane labai palėtė. Aš kitą dieną atsimenu, nuėjau prie jų ir spaudžiau rankas, sakau, wow. O būna tau turbūt per naujus metus kiekvienus, žinai, kaip profesinė liga, atvirkščiai verki iš tokio pasigorėjimo, kas čia per ferverkai, kas čia, galiu žiūrėti. Jo, man, sakyčiau, jau yra atsibodę tos populiariausios baterijos, kur pif-pof, kur po vieną šūvį ir ore sprogsta. Taip, jie... Būna toks bambeklis, kur visi džiaugiasi, tu toks, čia nesąmonė, čia banalybė. Ne, aš juos pasižiūriu, man... nežinau, aš dabar pas mane jos požiūris toks neutralus yra patapęs, man kažkaip tai nei šilta, nei šalta. Bet biškiai atsibodė, nes man noris kažko įdomesnio. Man, sakysim, netgi labai ir tylūs ferverkai patinka. Sakysim... Saliutai tie vadinami, kur...
Čia įdomu, kad pasakai saliutas, nes ferverkų terminuose saliutas yra kaip tik garsas, ta prasme, babach. Čia yra saliutas. Tai vadinami tie tokie, kur bent jau mano aplinkoje, kur tokie tylus, kur kaip signalinės raketos, kur iššauna taip tyliai nusileidžia, ten liepsnelė tokia. Nu, šito nežinau, bet ferverkų tylių jų nėra daug. Vienas iš kolegų, romėniško žvakės čia turbūt. Jo. Tokias... Taip, tarp kitko, čia mano mėgstamiausias ferverkų gaminys ir yra. Yra tos lazdos vadinamos. Okay. Man jos labai patinka. Jos būna kartais ir ta prasme, jos šaudo po vieną, ant galo sproksta. Per tą lazdą atsiskleidžia biškai ir tokia ferverkų, tokie, nu, kaip unikalios srities tokios, kaip čia dabar tą įvardinti, tokie įdomus techniniai sprendimai, kurie surasti, tokie kūrybiniai sprendimai, sakysim, nes nu, ten, pavyzdžiui, kas liečia tą šūvį iš vamzdžio, pavyzdžiui, kariuomeniai, nu, yra po vieną šaudoma, visur yra po vieną šūvį. O ferverkose kažkurio momentu, tarp kitko italai, Giovanni Panzera, jie vienu metu suprato, kad galima iš vieno vamzdžio, jeigu dėsi vieną šūvį ir atskirsi dėl siklių, gali antrą šūvį ant viršaus įdėti. O geras, tai iš vieno vamzdžio 2 šūviai išeina. Tu pagalvoti, gal galima daugiau įdėti. Ir jie iš tikrųjų suprato, kad galima padaryti ilgą vamzdį ir jį įdėti daug šūvių, atskirti dėlsikliais ir paraku. Ir tokiu būdu jie išrado romėnišką žvakę, kuri iki šiol yra naudojama ir tai yra puikus ferverkas. Plius jis turi privalumą tą, kad yra vamzdis automatiškai, kai šaudo, tas vamzdis vis ilgesnis tampa, nes kuo žemiau ugnis nueina, tuo tas automatiškai vamzdis, jis vis ilgiau keliauja. Jo. Jisai gilėja ir gaunasi, kad vis didesnį atstumą nukeliauja, vis stipriau gali šaudyti. Dėl to, kai aš mačiau šitus brėžinius, kaip jie gamina tą ferverką, jie parako deda vis mažiau. Ir suprantama, nes reikia vis mažiau jėgos iššauti į tą patį aukštį. Tai va, bet romėniško žvakės jis yra mūsų operatorius irgi, jie žino. O yra kokių dar ferverkų, kur Lietuvoje gal mažai pamatysi, bet tarkim, kur jeigu mes pamatytumėm tokį, per naujus metus mes aiktelėtumėm ir nustebtumėm, labai džiaugtumėmės. Jo. Papasakoti, kaip tai atrodo. Jo, man pirma mintis, tai ko žmonės nėra matę, bet kas yra pamatę, tai labai susižavėjo, tai yra, vadinasi, angliškai. Flying saucer. Skraidanti dešra? Skraidanti lėkštė. Skraidanti lėkštė, dešra. Jo. Nu, žodžiu, skraidanti lėkštė. Dar angliškai vadinasi Girondola. Girondola, toks yra jos pavadinimas. Ir tai yra toksai rato tipo ferverkas, jis atrodo kaip ratas, jis ant žemės pasistato ant tokio smaigalio, sakysim, užsideda. Ir jame yra raketiniai varikliukai, jų yra kelios serijos ir jie yra palenkti kampu. Jie ką daro? Kai viskas užsidega, jie kelia į viršų ir tuo pačiu suka. Tai jis gaunasi, kad, žodžiu, kyla ir sukasi. Jie skildami. Jo, jis tokia kaip torto forma maždaug. Ir jisai, žodžiu, purškia žemyn liepsną ir jis tiesiog kyla. Pats tas rutulys kyla? Nu, ta lėkštė, sakysim. Jinai kyla, sukasi ir kyla. Jo. Ir dar prie jos yra pritvirtinta tų efektų. Ir tie efektai, jie nuo išcentrinės jėgos, jie iš šonus kibirkštis leidžia. Tai toks įdomus vaizdas. Jinai, ta lėkštė taip kyla ir taip iš šonus eina kibirkštis, toks kaip skėtis gauna. Čia saugu. Kaip? Čia saugu. Nu, jos pavojingos, dėl to jų tiek daug ir nematom. Ir labai sudėtingos, tai čia kitas dalykas. Bet ką jie yra padarę, kad jinai, žodžiu, tas skėtis, jis taip atrodo, taip kyla nuo žemės, kyla. Ir jie padaro 2 tuos rinkinius, galima sakyti, tų motoriukų. Nu, mintis kokia, jisai pakyla, sustoja, pasileidžia žemyn ir vėl pradeda kilti. Ir gaunas toks kaip medūzos efektas, taip, žemyn ir vėl tada kyla. Tai, net sunku patikėti, kad įmanoma. Taip, tai čia vadinasi double rise Girondola, o tada dar padaro iš vis, kai kurie padaro, kad ir 3 kartą dar kiltų. Nu, tai ten iš vis crazy. Bet labai sunku jį išdirbti, nes ten yra, ferverkų gamyba yra tas, kad yra tiek daug laisvės laipsnių,
ta prasme, kad tiek daug dalykų yra, kas gali, sakysim, nutikti ne tai, bet ne avarijos prasme, bet labiau prasme, kad gali kažkas netaip veikti. Sunku tai yra kontroliuoti ir dėl to dažniausia praktika yra tiesiog testavimas. Pagamini partiją, testuoji. Labai daug testavimo. Nes tai yra paprasčiau ir užtikrinčiau, negu imti gamybos vidury kažkokius tai mėginius, kažką tai testuoti, nes tos medžiagos, kurios patenka į gamybą, jos ten nėra aukščiausio cheminio ten grynumo, dalelių dydžiai skiriasi biškai nuo bačkos iki bačkos, sakysim, ar nuo partijos iki partijos. Tai dėl to yra tokia praktika naudojama. Ir dėl tos priežasties išgauti labai gerą atsikartojimumą, kurio reikia būtent tam fejerverkui, yra sudėtinga. Jį padaro, tarp kitko, ispanų firma pavadinimu Ricasa. Jie daro, bet paskutiniu metu, kiek žinau, jie jų neparduoda, nes tiesiog kažkas su gamyba nutiko, neišeina jų padaryti vėl taip gerai, kaip išeidavo seniau. Nes vėlgi, arba tada padarysi ir sakysim, tiek daug laiko sugaišys bus labai brangus. Tai va čia turi būti tas toks balansas tarp kainos, kokybės ir laiko. Ir tie trys turi tarpusavį balansuoti. Ir sudėtingiausia tas ir yra, kad nors ir medžiagos fejerverkam jos nėra brangios, bet labai daug laiko viskas kainuoja. Realiai visi pinigai nueina. Daug laiko, ne? Kol tu sukonstruoji, kol tu ten sudėlioji tas medžiagas. Taip, nes daug yra procesų, kuriuos reikia rankomis padaryti. Tai automatizuojama gamyba yra, pavyzdžiui, Šveicarijoje dabar jau yra, sakysim, fontanai. Tokie kūgio formos fontanai, kuriuos jau teko girdėti. Gamyboje žmogus netgi nedalyvauja. Tiesiog yra staklės, toks kaip gamybinė linija, kuri tiesiog veikia savaime, supili medžiagas, sudedi, kartoną, viską, ką reikia ir tau įgaliai išvažiuoja fontanai pabaigti. Tai čia yra wow, čia yra visai daug. O taip fabrikuose būna žmonės su savo rankomis. Taip, didžiąją dalim žmonės ir tas, sakysim, tendencija ir buvo tokia, kad Kinijoje gaminti, nes pigi darbo jėga tuo metu buvo pigi, dabar jinai brangsta, dėl to dabar yra tų minčių, kad tai grįžtų į Europą, ta fejerverkų gamyba. Ir O ką tu, Dominikai, manai apie tą, Vilniaus savivaldybę priėmė sprendimą jau čia ne pirmi metai, kad per naujus metus, bent jau centre nėra to fejerverkų šou organizuojama ir Vilniaus fejerijos festivalis jis atšauktas ir toks atsirado tas neigiamas požiūris į fejerverkus dėl aplinkosauginių dalykų, dėl čia atvykusių ukrainiečių, kuriems tie sprogimai sukelia atitinkamai blogus prisiminimus ir Aš tai manau, kad be reikalo iš tikrųjų. Be reikalo yra uždrausta. Aš manau, kad kas liečia taršą, aš pats domėjausi, ta tarša jinai nėra reikšminė. Jinai yra visiškai lokali, sakysim, tos kietos dalelės, kurios išsiskiria ten vietoje ir nukrenta, nes iš oro drėgmę sugeria. CO2 tarša iš vis yra nykstamai maža. Ten geras pavyzdys buvo internete, kad, sakysim, užkuriant grilį, 8 žmonėm pakepant mėsą, ką mes realiai visi darom sėkmingai, užteršia tiek pat, kiek iššautum, kiek ten gal 50 fejerverkų baterijų, gal net daugiau. Tai čia toks ir palyginimas. Tai ta tarša jinai nėra reikšminė, tai dėl to aš manau. Kvapas tai yra? Kvapas yra, kad... Didžiulė, kai iššauna daug fejerverkų. Kvapas, bet kvapas ir nuo mašinų irgi yra, kai kamštyje stovi. Sakysim, irgi pajunti kvapą. Ten kvapas yra kitoks. Bet kas liečia tas kietasis dalelės, kurios išsiskiria, tai jos yra hygroskopiškos, drėgmė sugeria ir jos vietoje iškrenta. Ir pagalvok iš tos pusės, tai sakysim, naujametis, tai tiesiog vienas vakaras. Fejerverkų festivalis vienas vakaras. Tai nežinau, aš tai čia nematau tame problemos, jokios iš tikrųjų. Liūdna tavo. Jeigu tai, aš tiesiog manau, kad be reikalo čia tos tendencijos, tie svarstymai ir užsienį vyksta, bet nežinau, kas liečia, pavyzdžiui, paukščius, tai tarkim, vienas draugas buvo Italijoje, kaip matė šou, kur labai daug triukšmo, nes italai mėgsta triukšmą.
Ir ten tik tai babak, ir ten miškas šalia. Ir sako, ten pradėjo šaudyti, paukščiai išskrido. Sako, baigė šaudyti paukščiai, visi grįžo. Tai ten, nu sakau, aš gal nesinori čia per daug užsikalbėti, bet aš tai nematau, kad ta problema būtų reikšminė, ypač vienam vakarui. Kas liečia ukrainiečius, tai su pirotechnikais teko bendrauti, kad net ir patys ukrainiečiai, jų atstovai, kas čia yra Lietuvoje, kad jie sako, problemos nemato. Jo, buvo toks atvejis, kad pirotechnikai, prieš darant festivalį, jie paskambino ir pasidomėjo į Ukrainos centrą Vilniuje ir paklaust, ar mes galėtume daryti šį festivalį, ar šitą. Jie skambino ir klausė? Taip, jie skambino ir klausė. Čia kurie pirotechnikai? Blikas. Taip, ir jie skambino, paklausė ir jų atsakymas buvo, ką jūs čia nesąmonės klausinėjat, imkite ir darykit. Tai trumpai tariant, jie nemato problemos tame. Tai nežinau, iš kur tas yra tai atėjo, aš tą kažkiek suprantu, apie ką vyksta kalba, nes aš kartais kažką, čia ypač kai buvo daug kalbų apie tą Ukrainos karą ir viską aš pats išgirstu, kartais kažką ir man iš tikrųjų topteli mintis palakas čia. Bet po to lėktuvas garsiau praskrenda. Taip, kad tie dalykai yra, tai aš nežinau, tuos ukrainiečius, kuriuos aš pažįstu, neatsimenu, kad jie kažką tokio minėtų, kad jiem ten yra kažkokia tokia baimė, kuri su ferverkais susijusi. Tai toks jautiesi toks. Tai aš iš tikrųjų, aš šiaip palaikau, aš nemanau, kad reikia juos uždrausti, yra vis tiek tokia graži tradicija, vienas vakaras galų gale, suprašiau, čia būtų kaip Maltoj, arba Italijoje, kur ten kas savaitgalį šaudo stipriai labai. Būna ir Lietuvoje, ypač kai vasarą iš sodybų 12 valandą ir jau girdi, ir tam pačiam Vilniui girdi, kad jau ten kažkas. Jo. Bet vėlgi, kai vyksta kalba apie naujametį, apie vieną vakarą, tai yra puikiai proga ferverkam ir žmonės susibūrė, pasidžiaugia. Tai ir tarp kitko profesionalūs ferverkai, kuriuos atlieka profesionalai, tai ir saugesni yra. Nes daugiausia problemų nutinka, kai žmonės, sakysim, nusiperka ferverkus, neskaito instrukcijų. Būna dar ir kurie būna išgėrę ir tada įvyksta nelaimingi atsitikimai. Ferverkai yra tai, kas importuojama į Lietuvą, visi yra pažymėti CE ženklu, jie yra sertifikuoti, legalūs ir kokybiški. Tai su jais yra viskas tvarkoja, tiesiog mano žinomis dažniausiai yra problema, kad žmonės netinkamai jos naudoja. Taip, Dominykai, trumpai tu baigei chemiją VU, ar ne, ir rašai disertaciją iš pirotechnikos, paskui tu stažavaisi Vokietijoje, Švedijoje. Aš disertacijos metu aš stažavausi. Disertacijos metu. Jo, aš stažavausi iš pradžių Švedijoje, šitam liepsnom dirbau, tada Vokietijoje. Taip, ir tu, aišku, ta pasaulio ferverkistų, pirotechnikų bendruomenė, jinai nėra turbūt didelė ir tu tiesiog dažnai, tu jau kelis kartus jau buvai ir Jungtinėse valstijose ir kitur. Kur dabar važiuosi artimiausiu metu? Kur dabar? Geras klausimas. Man kažkaip vis tiek norėtųsi šiaip tai į Maltą, sakyčiau, grįžti. Net turiu mintį paorganizuoti, kad su draugais važiuotume kartu, manau, būtų visai smagu, nes Malta yra ir netoli ir ten tas toks unikalus yra tas ferverkų pasaulis. Šiaip tai Ispanija dar domina, nes ten irgi jie turi tokias šventės su ferverkais, maskaleta vadinasi. Ir kas liečia ir šiaip tai Amerika, aš dabar po poros mėnesių aš ilgai svarsčiau, bet šį kartą praleisiu, aš 2 kartus buvau, vadinasi Winter Blast. Winter Blast, jau skamba gerai. Labai gerai. Tai Winter Blast man šį kartą praleisiu. Praleisi Ameriką, nuklausyk. Praleisiu, bet norėjau važiuoti, bet šį kartą praleisiu. O žmonės kaip gyvena. O manau, norėtųsi vis tiek dar ten nuvykti kažkada. Supratau. Tai kodėl čia Lietuvoje nieko dabar nedarai su ferverkais, ta prasme, kad tu nedirbi gamykloje ar nekuri ferverkų? Tiesiog nėra kur? Vienas... aš vis tiek, aš ieškausi, ieškau tų ir
ir galimybių, kad vis tiek, jau daug laiko toj srity praleidau, tai visai norėtųsi kažkaip tai, tą ugnelę palaikyti, vienokią ar kitokią formą, tai... Tiesioginė prasme. Jo. Tai norisi, aš vis tiek su pirotechnikais bendrauju, aš tų ferverkų pats nusipirkau, tarp kitko vakar pirkau, tai naujamečiai pasiruošiau. Tai o toj srity, tai tiesiog Lietuvoje yra vieninteliai blikas, kurie užsiima gamybą. Ta gamyba dabar nėra didelė ir nežinau, ką jie, ta prasme, toliau planuoja, ar ją vystys, nes kol kas tai ten, kad jie ties to dirba, bet kol kas jokių ten pažadų, kad daugiau laiko tam skirs ar kažką, tai nėra. Tai nebent būtų savo kažką tai kurti. Ir ne tik, fejerverkai, bet ir ta pati pirotechnika, ar ne? Jo. Čia biškai skiriasi ta... Taip. Ir aišku, to jau, sakysim, gaminant tie pardavimo sektoriai, jie irgi skirtusi, nes fejerverkai, tas fejerverkų firmas aš jau taip daugiau mažiau žinau, kur ten kas yra, o pirotechnika ten jau yra kitaip. Bet tas, sakyčiau, nes fejerverkai tai yra pirotechnika pramogom, tai pramogos kaip rinka tokia, jinai nėra tokia stabili. Sakysim, užeina korona, fejerverkų jau nebereikia. Nes tai nėra, prioritetas yra kas, maistas, ten farmacija, ten vaistai ir taip toliau. Tai čia yra kaip su pramogom, tai dėl to COVID metu, tai fejerverkam ir ten pramogų sektoriui buvo sunku. Bet kas liečia tą, sakysim, pirotechniką, kur yra orlaiviams naudojama, ten degtukai irgi pirotechnika yra, švedai gamina degtukus. Karo pramonė galų gale. Jo, karo pramonė, tai ten, arba tie signalai, sakysim, tai čia irgi irgi yra, sakysim, sektorius, su kuriuo galima dirbti. Tai. Gerai, tai ir jeigu labai dar trumpai, aukso ir sidabro nano dalelės yra tavo sritis, kurią tu čia darai FTMC centre, būdamas chemiku. Jeigu trumpai tiesiog, kadangi vis tiek šitą temą skiriam fejerverkams, kas tai per darbas yra būtent su tom nano dalelėm? Čia susijęs su tais, už ką gavo Nobelio chemijos premiją? Tarp kitko, šiais metais, kur gavo Nobelio premiją chemikai, tai buvo už kvantinių taškų atradimą. Tai kvantiniai taškai yra... Tai nuo nano dalelių, kurias aš darau, skiriasi tik tai tuo, kad aš naudoju kitas medžiagas. Aš naudoju auksą, sidabrą, jie naudoja puslaidininkius. Priminkim, kvantiniai taškai tiesiog yra atomai sujungti į tokį vieną mažą klasterį tokį. Tai jo dydis yra, kiek čia tada bus? 2 nanometrai turbūt. Čia yra labai milijardinės milimetro dalis, atrodo. Jo, tai labai maži. Nano dalelės yra galbūt, pagal skersmenį gal 100 kartų didesnės. Kažkas tai tokio. Bet vis tiek labai, tiek tos yra labai mažos. Ir tai čia kvantiniai taškai, už juos buvo suteikta Nobelio premija. Nors tas atradimas jau gal 30 metų, prieš 30 metų atliktas, bet užtrunka laiko. Tiek atpažinimui, tiek tam įvertinimui. Tai aš dirbu su aukso ir sidabro, dabar dirbu su hibridiniam, kaip reiškia augini, nes jos yra nuo tokių užuomazgų yra pradedamos auginti, auga nano dalelė ir tada gali sustabdyti augimą, tada auginti kitą metalą, sakysim. Tirpalė, ar ne, skystyje? Jo, skystyje, tirpalė vandeniniam, dažniausiai tirpalė ir auginama, galima iš vis tokias sluoksniuotas padaryti, dabar kaip tik apžvalgą skaitau tų nano dalelių, tai yra ir sluoksniuotas, dabar labai daug yra padaryta ir sluoksniuotų, tai irgi yra sritis tokia jau tampa visai daug ištirta ir net sunku surasti tą kažką naujo. Ir kur čia pritaikoma? Jo, pritaikomas ten visai platus yra. Ten elektronikoje yra pritaikoma, optikoje, cheminiai katalizai. Reiškia, kad pagreitinti cheminės reakcijas, tokie kaip katalizatoriai. Ir, rodos, net ir vaistų pernašo yra galima pritaikyti. Tas gal paprasčiausias pritaikymas, kurį aš geriausiai įsiminęs esu, tai yra, sakysim, pesticidų identifikacija, kaip
paimamas vaisius kažkoks, tai ten apelsinas, ant jo užtepamas nano dalelės ir su lazeriu pašviečiama ir iš lazerio atsako gali matyti, kokių molekulių yra tame paviršiuje. Tai čia taip, labai greitas būdas, nes tam naudojama yra Ramono spektroskopija ir nano dalelės, tai yra apie paviršiaus sustiprintą Ramono spektroskopiją. Ir tas Ramono signalas, jis yra kaip molekulės piršto antspaudas. Tai molekulės turi savo tuos atsakus ir iš jų galima identifikuoti kokios medžiagos. Tai yra toks, greitas, patogus būdas identifikuoti kokios, pavyzdžiui, kokie pesticidai naudojami arba ten priklauso nuo funkcinių grupių, kokios yra molekulėse. Teko girdėti, kad nitro grupės labai lengvai atpažįstamos yra Ramono, nitro grupės yra sprogmenys. Iš tikrųjų, tai man irgi pažįstama ta tema. Bet čia, manau, su tuo susiję, kad ten tos nitro grupės jos labai turi stiprų elektroneigiamą efektą, jos ištraukia elektronus iš molekulės. Čia organinės chemijos niuansai. Tai va. Gerai, ačiū tau. Dominykas Juknelevičius, FTMC organinės chemijos skyriaus mokslo darbuotojas, svečiavosi čia pas mus. Tai kągi, tai kaip mano močiutė sakydavo, viskam tikęs žmogus, ir aukso nano dalelės daro, ir fejerverkais ir toliau domisi ir grožisi. Tai ką, linkiu tau, kad ir čia ir Lietuvoje ar neatrastum kokią tai nišą, ar sukurtum, ar kažkas būtų daugiau, kur galėtum savo tą didžiąją meilę labiau ar ne išpildyti ir realizuoti. Ir kaip kiekvienoj blogoj laidoj, prašom palinkėk ką nors šventų kalėdų ir naujų metų proga mūsų klausytojam ir žiūrovam. Tvarkoju, manau, man nesudėtinga, tai palinkėsiu nusipirkti fejerverkų, bet su jais atsargiai elgtis ir pasidžiaugti. Tai va. Puiku, aš Simonas Bendžius, su jumis atsisveikinu, sutiksim jau naujais metais. Iki. Iki.